Čepkelių rezervatas – didžiausia natūralios gamtos teritorija Lietuvoje, savita augalijos mozaika, kurtinių, gervių, tetervinų ir kitų retų augalų bei grybų rūšių buveinė. Lankytojams Čepkelių rezervate įrengtas 1,5 kilometro ilgio mokomasis takas, pritaikytas visiems turistams, nepriklausomai nuo fizinių apribojimų. Takas nuo automobilių stovėjimo aikštelės nuveda iki apžvalgos bokšto, iš kur atsiveria didžiuliai miškingomis salomis iškaišyti padumavusios pelkės plotai. Take suteikta galimybė nors akies krašteliu žvilgtelėti į vieną vertingiausių mūsų krašto objektų – Čepkelių raistą. Pamatyti pušynais apaugusias kopas, susipažinti su pelkės ir miško augmenija, daugiau sužinoti apie nuostabių parko ežerėlių gyvastį. Čepkeliuose plyti didžiulis pelkynas, kurio amžius siekia daugiau nei 10 000 metų. Norint jį apeiti, pelkės pakraštį tektų žingsniuoti 83 kilometrus. Lankytojų centruose, Marcinkonyse ir Merkinėje keliautojai gauna įsamią informaciją apie lankytinas vietas, gali užsisakyti ekskursijų vadovą, pasižiūrėti videofilmų, įsigyti lankstinukų su maršrutais pėstiesiems, dviratininkams ar vandens turistams. Keliautojams su negale siūlomi turistiniai maršrutai pagal jų pajėgumą. Lankytojų centre pristatoma audio knyga skirta žmonėms su regėjimo negale. Turistai taip pat lanko piliakalnius, šaltinius, Dzūkijos nacionalinio parko etnografinės sodybas.